Jūs klausotės Radio klubo. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina akciją Vasaris sveikatingumo mėnuo. Akcijos šūkis sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti savo pačiam. Akcijos tikslas informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą, propaguoti grūdinimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos metu. Šiaulių Diždvario gimnazijos radijo stotis Radio klubas prisijungia prie šios iniciatyvos ir visą vasario mėnesį transliuos visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių specialisčių parengtas radio laidas apie sveiką gyvenseną. Kas yra žiemos depresija ir kaip ją nugalėti? Sezoninė depresija įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose turi daug vardų. Žiemos melancholija, žiemos depresija, sezoninis afektinis sutrikimas. Depresija tai labai aiškius simptomus turintis žmogaus emocinio balanso sutrikimas, kuriam būdinga prislėgta bloga nuotaika. Jos metu sulėtėja mąstymas, judesiai, sutrinka vidaus organų veikla. Depresija vienas dažniausių psichikos sveikatos sutrikimų. Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad 2020 metais pasaulyje depresija taps antra didžiausia negalės priežastimi po širdies ligų. Viena iš sezoninės depresijos priežasčių gali būti įprasto dienos ritmo sutrikdymas. Teigiama, jog mažėjant saulės šviesos sutrinka vidinis žmogaus laikrodis, lemiantis, kada žmogus miega ar prabunda. Šiuo metu populiariausia teorija apie žiemos depresijos priežastis teigia, jog ją sukelia serotonino nuotaiką lemiančio neuromediatoriaus trūkumas. Šio hormono koncentracija smegenyse priklauso nuo šviesos kiekio ir labai sumažėja rugsėjo-sausio mėnesiais, kai dienos būna trumpiausios. Sezoninės depresijos simptomai dažniausiai prasideda rudenį, yra ryškiausi žiemą ir išnyksta pavasaro pradžioje ar pabaigoje. Dienoms ilgėjant ir šiltėjant. Būdingi žiemos depresijos simptomai yra bejėgiškumo jausmas, nerimas, energijos trūkumas, bendravimo vengimas, nuolatinis mieguistumas, apetito pokyčiai. Žiemos depresija sergantis žmogus praranda gebėjimą džiaugtis gyvenimu, nuolat nori maisto, turinčio daug angliavandenių, priauga svorio, jam sunku susikaupti ir mąstyti. Diagnozuojant sezoninę depresiją, gydytojai atlieka išsamų psichologinį tyrimą. Jie užduoda daug klausimų apie nuotaikas, sezoninius minčių ir elgesio pokyčius, gyvenimo būdą, socialinę padėtį, miego ir valgymo sutrikimus. Taip pat atliekami tyrimai kitoms ligoms, galinčioms daryti įtaką depresijos ar manijos simptomus nustatyti. Jei simptomai tęsiasi bent 2 metus iš eilės, jų negalėjo sukelti kitos ligos, ir jie būdingi kažkuriam metų laikui, manoma, kad žmogus serga sezoninė depresija. Norint nugalėti žiemos depresiją, būtina imtis visų įmanomų priemonių. O jos nėra sunkios, bet to stiprina bendrą organizmo būklę ir yra malonios. Tik pozityvus požiūris į žiemą palaikys jūsų dvasią. Žiemos diena yra kur kas trumpesnė ir tamsesnė nei kitais metų laikais. Ir dėl šalto oro praleidžiame mažiau laiko gryname ore. Saulės šviesos trūkumas gali sukelti depresiją be jokios kitos priežasties. Kad apsisaugoti nuo žiemos depresijos, patariama kas rytą lauke pasivaikščioti po 30-60 minučių. Jei dangus giedras, atsisukti į saulę. Taigi pamėginkite kuo daugiau laiko praleisti lauke. Namuose atitraukite užuolaidas ir įsileiskite kuo daugiau dienos šviesos. O būdami kavinėje, darbe, paskaitose, atsisėskite kuo arčiau lango. Nevenkite žmonių. Praleiskite daugiau laiko su artimaisiais, draugais. Pokalbis prie kavos puodelio, net mielas elektroninis laiškas ar žinutė praskraidrins nuotaiką. Ieškokite palaikymo. Pasikalbėkite apie savo išgyvenimus su gydytoju, psichologu, kaimynu ar žmonėmis, kuriais pasitikite. Nes taip rasite, kas jūs palaikys ir sužinosite apie būdus patiriamiems simptomams įveikti. Dėl nieko nekaltinkite savęs. Nedarykite svarbių sprendimų. Nemeskite darbo ar mokslo. Būkite užsiėmęs, bet nepamirškite ir poilsio. Nebijokite pasakyti ne papildomai veiklai. Kelias minutės praleiskite per dieną visiškai nieko neveikdami. Paklausykite mėgstamo muzikinio kūrinio ar pasvajokite. Susidarykite planą ir numatykite ką nors malonaus kiekvienai dienai. Padovanokite savo dovaną, padarykite malonumą artimam žmogui, nevenkite geros knygos, eikite pasivaikščioti, apsilankykite teatre, dailės parodoje ar panašiai. Svarbu būti užsiėmusiam, net jei nieko nesinori. Užsiimkite kūrybinę veiklą,
Rašykite ar pieškite, prisiminkite rankdarbius, siuvinėkite, megzkite, verkite karoliukų vėrinius. Padovanokite savo kūrinius draugams. Pasigaminkite savo skanius pusryčius, pietus ar vakarienę. Gausus angliavandenių maistas, pavyzdžiui šokoladas, turi nuotaiką gerinančių savybių. Judėkite, nes fizinis aktyvumas padeda įveikti depresiją. Žiema atrodo niekada nesibaigs, tačiau jis suteikia daug linksmų pramogų. Atraskite žiemos teikiamus malonumus. Čiuožinėkite, slidinėkite, žaiskite ledo ritulį ir žinoma leiskitės nuo kalnelio rogutėmis. Atraskite jogą ir jo siūlomus atsipalaidavimo būdus, nes jie gali padėti pašalinti stresą ir nuraminti. Nepiknaudžiaukite alkoholiu. Sveikai maitinkitės, laikykitės miego režimo. Jums energijos priduos 7-8 valandų miego trukmė kasnakt. Nuosekliai gulkite tuo pačiu metu, net ir savaitgaliais. Ir žinoma, šypsokitės. Kiekvienas dalykas turi ir šviesiąją, ir tamsiąją puses. Ir tik nuo jūsų priklauso, kurią pasirinksite.